Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos papildyti 83 ir 85 eilutę, tai 3 namai, komitetai pritarė. Kęstutis, prašau. Ačiū, merė. Iš tikrųjų, aš tik tai noriu atkreipti dėmesį, nes tikriausiai visi žinom ir jau kalbėjom taryboje dėl Kokolos 9 namo renovacijos ar ne situacija. Kas matėt, kas buvo tikriausiai ir iš tiesų savivaldybei reikėtų ir mums prisimti šiek tiek atsakomybės, nes tie namai yra administruojami savivaldybės įstaigos butų ūkio. Tai manau, kad ir šiuo atveju turėtume priimti kažkokius tai sprendimus, kad ta renovacija būtų atlikta taip, kaip turi būti, nes klaidas darom visi, ar ne, kaip jūs minėjot, bet šiuo atveju už tas klaidas turi mokėti tie, kas jas daro, ar ne, o ne tie, kam daro. Tai yra gyventojai, kurie moka mokesčius. Ir iš tiesų, kalbant ir apie dabartinę situaciją, ir apie tuos naujus namus, mes turėtume susidėti saugiklius, kad išvengti tokių tikrai sudėtingų situacijų, kaip šiuo atveju tikriausiai meras, manau tikrai puikiai žinot, ar ne, ir daugelis tarybos narių, man teko visai neseniai pasižiūrėti tam name, tai situacija tikrai nepavydėtina, žmonės ten pasiruošę ir į teismus kreiptis ir taip toliau. Ir mes kaip savivaldybė, kaip administracija turim jiems, manau, padėti, nes tai yra ir iš dalies mūsų pastatas, mūsų administruojamos įmonės pastatas. Tai va čia tik tai tokia mintis ir manau, kad kuo skubiau reikėtų priimti tam tikrus sprendimus ir iš mūsų pusės šiuo atveju. Tai, gerbiamas Kęstuti, tas viskas žinoma, aš tik tai pasakysiu, nuo ko prasidėjau. Tai viešųjų pirkimų tarnyba, CPO, pirko, kadangi per pradžių nedavė savivaldybėm pirkti, jie sudarė patikimų įmonių sąrašus, mūsų įmonės buvo nukelto žemai, atėjo Kauno kažkokia įmonė, aš nežinau dėl kokių priežasčių, ir kadangi buvo pirkimai viskas elektroniniu būdu, kompiuteriai išmetė mažiausią kainą ir niekas ginčytis negalėjo. Nei paklausė, ar jie turi su sunkvežimį atvažiuoti į Marijampolę. Kiek darbuotojų turi? Pasirodo, turėjo visus 5 darbuotojus. O pas mus laimėjo 7 namam. Ir kiek mes čia ginčinomės, prašėm anuliuoti šituos. Sako, tai viskas įvykęs pirkimas. Jeigu jie patys atsisakys, sušaukėm. Iš ministerijos suvažiavo. Kalbėjomės, aš sakiau, eikit iš tos Marijampolės kuo greičiau. Jūs nedaro tą, ką žmonės nori. Ne, sako, duokit jūs į teismą, bandėm kreiptis, kadangi tai nenumatė ir prokuratūra, kad tai yra pažeistos žmogaus teisės, jie laimėjo mažesniu kiekiu pinigų ir į pirkimo tuos vadinamą katalogą CPO nebuvo įtraukta ventiliacija, nebuvo įtraukta tas liftas, bet ta įmonė iš vis blogai dirba. Kiek mes čia keitėsi ten darbų vykdytojai. Ten didžiausias skausmas būtų ūkiui. Aišku, direktorius net prašė sukeisti darbus, kadangi žmogui jau neišnešė, kaip tas sakė, nervai. Visi reikia, o nieko padaryti negali. Ir suprojektavo, į patys eina iš namų. Jau projektavo, tai nueina 4, prašom pakeisti. Mes norim, kad ten būtų tas. Pakeičia pagal tą. Kiti nueina pagal ten, buvo iš abiejų pusių. Ir dabar turim, ką turim. Jau norim, kad tik tai užbaigtų. Nes tokiais pinigais, kokį ten laimėta, tiek darbų, kadangi kainos išaugė, jau už kokio pusės metų kainos padidėjo. Padidino, ne mes, o iš viršaus gavom kainas. Ir, žinoma, dabar 35 jau tik procentais
dengia. Jau dabar tokiais pinigais nėra ką galvo, dabar jau reikia kaip nebūt užbaigti, taisyti tais jų klaidas. Ten dirba ir mūsų žmonės ir aš tai galiu jūs informuoti, kad tai iš tikrųjų blogas pavyzdys, kada negali, savivaldybė tegu į blogai perka. Korupcija, elementai, bet vis tiek dar paklausia, ar jūs galėsit padaryti, ar jūs viską padarysit. Ten niekas nieko neklausė, išmušė kompiuteris, kad tai mažiausia kaina ir viskas. Tai ko gero, taip yra, kaip yra ir mes, aišku, atsakingi, kadangi mums pavesta administruoti, mes davėm butų ūkį, nekūrėm naujos įstaigos, pinigų trūksta administravimui. Reikia galvoti, kadangi yra 3 žmonės, darbų daug, reikia su bankais dirbti ir turės dirbti iki išsimokės, tai ko gero dar grįšim, kaip rasti pinigų iš ar privatizavimo, rasti vienam etatui apmokėti, kadangi neužtenka. Ir pasakė ministerijoje, jūsų yra problema, jūs ir dasidėkit. Ir turėsim, nieko nepadarysi, lengviausia savivaldybėje dasidėti. Tai mes šitą labai suprantam ir ko gero tą žinom ir ko gero visi turim būti atsakingi, kad geriau, bet aš čia įrašyt, čia dar žinot, šakiai man vandens rašyta, įrašyt čia gal šitam namui iš visų pinigų bankas, su kuriuo pasirašė vyriausybė, tai Šiaulių bankas ir dar koks nedidelis bankelis pastoviai trūksta pinigų. Didieji bankai nedalyvavo pirkime. Tai matytų, taip yra, kaip yra, pinigai vėluojami. Tie vėl reikia, juos užgebi mes pinigų negavę. Tai toks ir gali gerai, tai mažu padarys, kam negavę pinigų iki galo. Tai tokia informacija. Prašau. Aš noriu pastikslinti dėl to paties Kokolos 9, ar tenais viešasis pirkimas buvo per centrinę perkančią organizaciją, ar ne per butų ūkį? Ne, tikrai per centrinę, pats pirmutiniai namai tie pirkti. Mūsų tada tik tai turbūt šitą aukštą įlaimėjo statybos ritmas, o taip Kauno ten bitės, šitą įmonė. Orlista, kuri ten tikrai jau mes, dabar jeigu einat link poliklinikos, čia yra daryta mūsų įmonės ir kitas namas toliau tos Orlistos. Pažiūrėkit, kaip skiriasi net tą patį plokštį. Jie išvertė akis, sako, jum sertifikatas, kas netitinka. Čia mūsų reikalas, kad mes ją pigiau. Mums įgražiau, jeigu jum negražinuot ir kiek negalim atimam, tas apšildymas blogas, nuima, vėl deda, nemoka kas dėti, ten yra baisi problema, žmonių neturi. Prisiprašė iš Lenkų. Tai tie padirbo savaitę, nedavė pinigų ir išėjo. Tai paskui kitus Vilkaviškį su Lenkais viena įmonė gana sėkmingai dirba. Tai čia tokį galiu, čia labai sudėtingas reikalas ir aš buvau vienas iš tų, kur nutraukti iš vis reikėjo sutartį. Neleidau, kadangi nėra pagrindo, yra viešas pirkimas padarytas ir kada nepadarys, tada mes galim juos bausti. Jie pasirodo. Tai toks dalykas, ar galim balsuoti įtraukiant. $25 balsavus už, sprendimas priimamas.